А patenkinti Kaziuko mugė? Labai. Нравится. Не первый год приезжаем, очень нравится. Nu, ledas, tai seniai bebuvo tokia nuostabi. Labai patenkinti. Kodėl? Labai daug visko, pasirinkimo, svečių visokių privažiavę iš kitur. Ir labai visokių gaminių yra, labai įdomu, žinokit. Pernai taip nebuvo. Pernai kas 100 metrų kartojasi, tas pats per tą patį, o šiemet kažkaip įdomiau. Manyčiau, gal daugiau pasirinkimo yra. Iš tikrųjų gerai praleisti laiko, labai graži pirma pavasario šventė, Kaziuko šventė, visada joje dalyvaujam ir esam labai patenkinti. Ir labai smagu, kad susirinko labai daug žmonių toje mugėje, tiesiog smagu. Smagu. Mes taip pramogaujam paprasčiausiai. Mes taip nėra, kad konkrečiai kažko tai ieškotume. Va, ką norėjom, tą radom. Dovanėlės, suvenyrai. Mūsų svečias iš Kauno. Kaip su prekyba? Su prekyba, nu, visai būna. Gal tikėjomės šiek tiek geresnės, bet paprastai tai perka žmonės tikrai. Meduoliai, kadangi saldus dalykas, tai tikrai visi. Perka, smulkmenas perka. Visien kažkoks judesys vyksta. Kaziuko mugė reiškia šventę. Kiekvienais metais, sakykime, metų prekybinė šventė, kurioje tu gali ir parduoti, sakykime, užsidirbti, bet ir gerai praleisti laiką. Visuotinį atsigavimą. Pavasaris. Ir reiškia tai, kad tiesiog ateit prisisemti tokios daug geros, fainos energijos. Ar nusipirkt kažko, ten, pavyzdžiui, mentelę, kokią nors žaisliuką. Ar kitais metais dalyvausite? Tai koks klausimas? Būtina. Ne kad noriu, bet kad reikia. Būtinai. Taip. Be abejo. Visą laiką dalyvavom, kiekvienais.